Paskutinė diena, paskutinės valandos iki skrydžio ir nutarėm aplankyti vietą, kur tikrai galima rasti gardžių patiekalų, vietinios gamybos, mamyčių, babyčių, senelių ir dukrelių įvairiausių iešmelių. Tai eime drauge ir paragaukime ypatingų patiekalų. Čia maži, kaip jie vadinasi, paukštukai. Štai visos mūsų vakarienės šiandien rinkinys yra, paėmiau įvairiausių dalykų ir žolių ir čia pat prie mano akių juos visus ir iškeps ant griliaus. Matote, specialus grilis. Prieš tai kai kurie verinėliai dedami į sultinį, apvirti ir juos tik prieš pat pabaigą apkepti. Taip, mano verinėliai jau yra paruošti, dabar juos apteps padažu, kad būtų dar gardžiau. Verinėliai aptepti, aišku, čia keletą jų paslaptingų prieskonių. Aštrių čili pipirų. Ir kažkaip labai dabar netikiu, kad negali būti neskanu. Patikrinu, ar iš tikrųjų pinigai yra legalūs ir tikri. Viso mums kainavo apie 40 pinigų, tai išvertus į litus, tai čia yra apie 10-15 litų. Dabar ragausim, bet prieš tai aš dar matau vieną senelę, kuri kažką tikros neįdomaus kepa. Ten dar nueikime ir pažiūrėkime. Čia yra įvairiausių kiaulienos dalių, pradedant nuo mūsų taip mylimos visų Lietuvoje karpos, įvairiausių ausų. Taip pat matome čia ir kakliukų vištienos kojos, nes čia ir parduotuvėje galima jų nusipirkti ir jos yra brangesnės negu kulšelės arba šlaunelės. Okay.
Čia galima atrasti ir raudonų išvirtų tika vėžių. Tai paimsiu keletą ir eisim su draugų kompanija visų gerybių, ką čia radome, skanauti. Tai nepamirškit, kaip būsite Kinijoje, būtinai užsukite į kinų turgų vietinį ir paskanaukite jų gardžių patiekalų, kurie ruošiami čia pat prie žmonių akių. Skanaus visiems ir iki malonaus pasimatymo kitoje laidoje.